Aš to nesitikėjau. Per šias 2 savaitės atrodo įvyko tiek nedaug, bet visi įvykiai ganėtinai reikšmingi. Pirmiausia, nesitikėjau, kad įstojus į naują projektą bus tiek veiksmo ir jau per pirmus susitikimus ateis tam tikri apčiuopiami rezultatai. Tai tiek su ekspertu pardavimuose, tiek su savo mentorė jau susidėliojame plius minus planelį, kokių pirmų veiksmų imsimės. Tuomet nesitikėjau, kad man pavyks pagaliau apie tuos magnetukus, kuriuos svajojau, pavyks juos įsigyti. Ir tikrai nesitikėjau, kad vakarykščiame žygyje, kuomet žygiavome su savo haru, kad jie taip visai gerai laikysis. O dabar viskas nuo pradžių. Labutis, turim kovo 16 dieną. Tai vakar paleidau video, labai fainiai, labai smagiai, iš tikrųjų gavau labai daug gražių atsiliepimų ir palaikymo, kad varom toliau, tai tuo ir džiaugiuosi. Šiandien esu su chalatu ir nemeluokit, tikrai yra moterų, kurios kada pradeda lyti, prasideda šalčiai arba vėlyvais vakarais norisi įsisiautis, tai kažką minkšto. Tai mano šiandien tokia apranga namų ofise, tai turiu keletą žinių, kelios geros, kelios blogos, tai pradedam tikriausiai nuo geros. Tai pagaliau man pavyko rasti tokių magnetukų, kurių ilgai ieškojau. Tai šiandien užsakiau didelę partiją, iš viso 80 skirtingų dizainų. Tai bus dalis magnetukų su stiklu, stiklinį kaip įprastai, bet dalis bus ir forminių iš modelino padarytų. Tai labai laukiu. Tai bloga žinia. Bloga žinia yra tokia, kad mano vieni magnetukai, kačiukai su saulėgrąžom netyčia nukeliavo į buvusį butą. Tai bandysiu prisibelsti į naujų šeimininkų duris ir pasiprašyti, kad leistų iš pašto dėžutės pasiimti magnetukus. Tai ir dar viena yra gera žinia, kurią iš tikrųjų jau seniai esu sužinojus, tik tai pamiršau pasakyti. Kai pradėjau daryti rinkinius ant medienos plokštelių, tai būdavo taip, kad aš paimu, nuperku formą, mes tą formą pritaikom siuvinėjimui kryželiu ir tuomet aš pagal tai kuriu schemą. Tai dabar išsiaiškinam, kad aš galiu sukurti schemą ir pagal tai jie man gali išpiešti tam tikrą formą ir išpjauti. Tai irgi labai faina, nes greičiausiai kitų metų norėčiau sakyti burbulų seriją, bet greičiausiai bus forminiai žaisliukai ir jie bus nebe ant plastiko, o ant medienos. Tai gali būti, kad tuo pat metu aš ir kursiu ant audinio schemas ir tyliai, jums nieko nesakius, kursiu tos forminius. Ir tie forminiai turėtų pasileisti rugsėjo vidury. Bent jau aš kol kas tai planuoju, tai žiūrėsim, kaip seksis. O dabar keliaujam, tada iš karto parodysiu, kiek esu išsiuvinėjus iš pavakar ir tada eisiu kurti toliau zuikio schemą, nes labai noriu iki Velykų paleisti. Vaizdas yra toks, čia rožiniai matot, kiek iš viso man pavyko išsiuvinėti, tai labai patinka, kaip spalvos pereina, tai toks labai pastelinis, labai fainas vaizdas. Ką mes turim, tai pastebėjau naują dalyką, tai iš viso dabar turiu 8,93%. Pagal statistiką išskaičiuoja vidurkį, kiek yra, pavyzdžiui, per dieną 652 kryželiai ir turėčiau per 31 dieną išsiuvinėti. Tai vakar man pavyko išsiuvinėti 658, o prieš tai dieną buvo 977. Tai principe šita dalis buvo beveik tas 1000 kryželių. Tai labai džiaugiuosi. Ta problema, kur čia buvo, tai tiesiog gavosi, kad aš pradėjau truputėlį per aukštai. Ir pasirodo, tas siūlas buvo mano pats paskutinis siūtas, tai labai gerai ten nuarčiau ir viskas susidėliojo. Tai buvau labai laiminga, kad viskas taip gerai pavyko. Tai kol kas tiek, daugiau nieko nerodau, nes keliausiu schemos kurti ir vakarė siuvinė, tai pasimatysim rytoj. Dabar galvoju, kiek man čia laiko pavyko padėlioti schemą. Greičiausiai apie kokias gal 3 valandas. Tai ką pasidariau, tai šitą dalį berods ir
pavyzdžiui šitą. Tai žiūrėsiu, kol kas man dar truputėlį šito grypo apačia nepatinka. Žiūrėsiu, gal kažką tais pakoreguosiu. Šičia viskas patinka, gal tas kraštelis bus šiek tiek nelabai. Žiūrėsiu, kokią spalvą gal įmesti, bet visumai viskas juda krūta. Nu tai ką, ta pati dienelė, ta pati mergelė, tik tai kita šuko senelė. Tai va, tai bandysiu pasiuvinėti. Kiek išeis, dabar yra 8:30. Ir viskas, nes rytoj tikėtina reikės skirti dėmesio sportui, paskaityti knygą, nes neatsimenu jau kada skaičiau. Ir gali būti, kad rytoj mažiau teks pasiuvinėti. Tai va, šiaip rodaus visokia. Prieš maudymusi ir po maudymusi. Tiesiog manau, kad kai yra kasdienis vaizdas, tame vaizde lengviau atpažinti save ir suprantam tada, kad viskas yra gerai. Nes socialiniuose tinkluose labai yra daug išlaižytų ir nugludintų ir dirbtinio intelekto prigeneruotų dalykų, tai tiesiog kartais to tikrumo noris labiau. Meuks. Tai jau, retas atvejas, kada jisai ateina ant rankų, kada aš jį paimu, nes šuo didžiąją dalį dėmesio gauna, tai va. Tai su šitom transliacijom ir katinas dėmesio gaus. Meuks? Jo? Viskas eisi ant draskyklės, taip, o aš įsisiuvinėti. Nu va, viskas pasiruošus ir mano kelionė šiandien yra pažiūrėti ir sužinoti, kas bus mano mentorius. O tas laukimas, tai kažkas tokia yra. Tai va, tai išvarau ir po to jau, kai grįšiu, pasidalinsiu, ką pavyko sužinoti ir tai kiek aš vakar pasiuvinėjau. Šiaip rodo statistika ten pagal tavo istoriją, kiek tu išsiuvinėjai, per kiek laiko turėtum išsiuvinėti visą dizainą, tai prieš vakar dieną buvo 31 diena, o vakar vakare jau buvo 33 dienos, dėl to, kad pavyko išsiuvinėti tik tai 400 kryželių. Tai va, apie viską šiek tiek vėliau. Nu ką, chebra, palinkėkit man sėkmės. Nu tai, čia mano darbs. Va. Atėjau. Tai va, ką tik grįžau namo, viskas painiai, viskas tvarkoja, uždavė namų darbų ir mintis jau yra, kas bus mano mentorius, bet dar reikia sulaukti mentoriaus patvirtinimo. Bet jeigu viskas gerai, tai bus mano buvusi vadovė, kuomet dirbau Pegaso knygyne. Tai va, fainiai. Kaip aš sakau, nieko gyvenime nebūna be reikalo. Tai va, taip. Tikiuosi sutiks ir manau turėsim labai įkvepiančių ir didelių projektų. Nu, kalbant apie siuvinėjimą, tai va taip atrodo. Ir šiaip iš tikrųjų ant schemos atrodo, kad tie žiedlapiai bus žymiai baltesni, bet realybėje viskas labai gražiai susidėlioja. O šičia yra oranžinė spalva jau įdėta, tai jinai nešviečia taip, kaip galvoju, kad švies. Labas rytas, šiandien turim kovo 18 dieną. Dabar taip tik tais po truputėlį atsipalaiduoju ir galvoju, kaip ten ta mano 17 diena praėjo. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes nusimato tikrai labai intensyvus laikas.
Labai džiaugiuosi YouTube kanalo įrašu pasidalintų pirmoju, nes matau, kad moteris ir subscribina, ir žiūri. Ir manau, kad viskas čia labai gerai judės. Tai vakar gavau jau namų darbų, kol dar laukiu savo mentorės patvirtinimo, kad tikrai su manim darbuosis. Tai turiu ir verslo diagnostiką pasidaryti, turiu ir atsakyti į klausimus, turiu išsikelti metinius tikslus. Tai manau, to aiškumo priduos. Taip pat yra labai didelis noras plačiau dirbti su YouTube kanalu, tai mano visi įrašai bus greičiausiai pervadinti į 0 hashtag, 1 hashtag ir panašiai, nes tiesiog į temą norisi įdėti daugiau esmės. Ir galvoju, kad greičiausiai, kai jūs dabar žiūrėsit, jau bus išėjęs dar vienas įrašas, kuris yra 0 hashtag, nuo ko viskas prasidėjo, nes tikrai yra dalykų, kurių aš ilgą laiką niekam nesakiau, tylėjau, nes kažkaip versle būna ir pakilimų, ir nuosmukių, ir kai yra nuosmukiai, labai būna ir gėda, ir nemalonu prisipažinti, kad tau galbūt šiuo momentu nepavyksta kažko. O kadangi dabar labai didelės viltis dedu į naują projektą, tai galvoju, visai bus gera atspirtis pasidalinti su tuo visų buvusių turiniu, kad po to po metų galėtume palyginti, kas ir kaip įvyko. Ir manau, kad ta medžiaga visai turėtų būti įdomi ir kitiem verslininkam, arba kūrybininkam, nes pačiam projekte yra ir daugiau tokių žmonių kaip aš, kurie savo tiesioginį darbą derina su širdžiai miela veikla. Tik šį kartą aš ne kažkam dirbu, o dirbu savo, tiesiog turiu savo oficialų darbą, tekstų rašymą ir šalia turiu širdžiai mielą veiklą, tai yra mano palėpė. Tai vat ir yra tikslas, kad subalansuoti taip, kad būtų 50/50 arba netgi mano palėpė imtų viršų. Tai vat ir manau, kad šiame kanale ne tik dalinsiuosi apie patį siuvinėjimą, bet ir atsipalaidavimą, kasdieninių dalykų suderinimą ir manau dar bus visai neblogų nuorodų ir apie tai, ką pradedantis kūrybininkas arba verslininkas, nesvarbu, turi mažąją bendriją, individualią veiklą ar UABą, kaip gali lengviau išvažiuoti į visą šitą įdomią kelionę. Nes tas, kas man priklauso ir kuo gali man valstybė padėti, aš sužinojau prieš pat grupiai, tie didieji paketai yra iki 3 metų, tai aš spėjau iššokti traukinį ir pasinaudoti paskutinę galimybę, kas tam yra skirta. Bet šiaip yra duodama tam tikra virtualių pinigų suma, kurią tu gali investuoti į augimą, į plėtrą ir taip toliau. Tai vat, aš šito nežinojau ir sužinojau tik tai į pabaigą. Tai bent jau tikiuosi, kad šitas projektas man padės išvažiuoti ir pasitvirtinti, kad tikrai esu geram keliai. Tai vat, aš bėgu pildyti lentelių ir šiek tiek vėliau dar parodysiu, kaip man sekėsi, nes šiaip planavau vakar skaityti knygą, bet linksmai pasportavau ir siuvinėjau. Nu tai ką, diena taip greitai bėgo, visą dieną iš esmės skyriau pildyti projekto dokumentacijas apie verslą ir pamiršau visai nufilmuoti dienos metu, kiek man pavyko išsiuvinėti, tai rodausi dabar. Tai čia yra, dabar galvoju, 400 su kapeikom kažkur tai tų kryželių. Dabar čia palei ranką neturiu telefo parodyti, kiek ten tų kryžiukų. Tai principė užsipildžiau visus šituos ir va dabar iki čia siuvinėjau ir dabar viskas keliaus į tą pusę. Tai šiek tiek vėliau bus tik tai kitas lapas siuvinėjamas ir planuoju išsiuvinėti visą ir po to tik tai apvadus daryti. Tai va. Ir šiandien greičiausiai bus ta diena, kada aš nesiuvinėsiu, tai 2 diena šį mėnesį. Nes, kaip sakiau, pildžiau visą dieną, taip pat nusprendžiau truputėlį pasiremontuoti savo maisto gaminimo įpročius, tai užsisakiau vieną narystę, tai bėgsiu susidėti savaitės krepšelį maisto
ir planuoju jau nuo rytojos pradėti kitaip ruošti maistą. Labą, labą, šiandien turime 19 dieną. Tai vakar nepasiuvinėjau, šiandien schemos nepakūriau, bet sudalyvavau viename tokiame kaip seminare, galima sakyti, angliškai networking vadinasi, tai principe kaip ir ryšių užmezgimas, bet iš esmės viso to projekto dalyviai mes tarpusavį bendravom, labiau vieni su kitais susipažinom ir žaidėm komandinius žaidimus. Tai va. O dabar yra 7:30, tai galvoju, bent pasiuvinėsiu. Šiaip iš tikrųjų pastarasis kelias dienas žiauriai, aš jau nuo 8:30 jau viskas noriu miegot, nors einu miegot 11, tai galvoju, bandysiu pasiuvinėti. Tai va, nuo tiek startuoju ir dabar jau jaučiu, čia nebesiuvinėsiu, o lipsiu nuo čia ir kelsiu žiedukus į viršų. Taip, šiaip projekte labai visiems įdomu, kaip atrodo tos skaitmeninės schemos. Tai manau, reiktų apie tai jau pradėti kalbėti ir socialiniuose tinkluose, nes tas, kas siuvinėja, mums savaime aišku. Bet tas, kas siuvinėja tradiciniu būdu arba iš viso nesiuvinėja, kaip šiandien vienas vyras, o tai čia tas siuvinėjimas, čia kur močiutė mano siuvinėdavo, sakau, jo. Tai va, reikia po truputėlį laužyti stereotipus. Labą vakarėlį, aš vėl filmuoju ir vėl nepasižiūrėjau, tai kokia čia dabar ta diena. Tuoj pasižiūriu. 20. Jo, 20. Tai situacija yra tokia, vakar siuvinėjau, arčiau. Ir žodžiu, nenoriu keiktis, bet, biški lievai gaunas man. Nes čia gerai. Ir va čia kažkur ir klaida padaryta. Vat kažkur tiesiog. Ir dabar gaunasi, kad per čia ein gerai, ir va čia kažkur va taip ir va taip. Toks va stulpelis, žodžiu, iš 3 langelių, žodžiu, man ir pasislinkia. Tai dabar nuo čia siuvinėjau pagal visą lapą, čia visur, kur yra. Čia irgi siuvinėjau. Čia kažkur dadėjau, va, ir čia labai gerai matos, čia va, nuo tos vietos jau turėtų jungtis pas mane su kotu, bet nesijungia. Tai aš dabar noriu prasisiuvinėti taip, kaip turi nuo čia būti viskas ir kažkaip bandysiu užglaistyti, kad gražiai tas lapas gautus, toks gražus. Nes dabar jis nelabai koks. Tai, nes nenoriu daugiau nieko čia keisti, kad po to man ta klaida nesivilktų, nes man labai primena padėlius, kurių aš nei perkuriau schemos, nei užbaigiau siuvinėti. Tai ten man atrodo 2 kryželiai kažkur man vilkos, kažkoks užkeiktas ratas, tai žodžiu. Tai jeigu žiūrim kryželiais, kad ir aš ten siuvinėjau ir arčiau, ir siuvinėjau ir arčiau, oi, ne tą paspaudžiu. Tai su statistika mes turim 14, taip, 6 dienos yra siuvinėtos, tai vat, vakar siuvinėta, užvakar nesiuvinėta. Tai vat, užvakar buvo vienintelė diena, kada nesiuvinėjau. Ir mano statistika per 36 dienas turėčiau pabaigti siuvinėti, nes vakar padariau tik 238 kryželius. 2 valandas siuvinėjau, tai logiška, kad čia buvo daug ardymo, nes per 3 valandas aš siuvinėjau va tiek tų kryželių. Tai va, tai bandysiu šiandien kažkiek pasiuvinėti, žiūrėsiu, kaip seksis. Kovo 21 diena, tai vakar toliau siuvinėjau savo lapą. Kaip minėjau, šitos vietos dabar kol kas nepildysiu. Noriu pirmiau išsisiuvinėti taip, kaip turi būti, o po to kažkaip dajungsiu. Nemanau, kad čia bus labai stipriai kažkoks išėjimas, bet visumoje viskas turėtų būti labai gerai. Tai iš viso turiu 15,41% išsiuvinėta. Vakar man pavyko pasiuvinėti 210 kryželių, tik tai valandą. Ir pagal statistiką aš turėčiau per 38 dienas išsiuvinėti. Nežinau, galbūt šiandien ir rytoj daugiau pasiuvinėsiu, bus matyti. Bet šiaip visumoje viskas fainiai. Vakar dėl smalsumo palyginau, kaip atrodo mano
Šitą siuvinėjimą schema su sena versija, tai galbūt vėliau dar pridėsiu ir parodysiu. Tai šitą atrodo žymiai geriau, labiau geltonesnė, lapai labiau žalesni ir tas vaizdas labai džiugina. Kovo 22 diena, tai išsiuvinėjau lapelį, labai norėjau vakar šitą lapelį išsiuvinėti ir pasižiūrėti, kaip trikampiukai nuo centro eina, nes šitoje vietoje jau prasidės žiedo vidurys su visais rudais atspalviais, tai dar norėjau išsiuvinėti šitą lapelį dėl to, kad norėsiu po to palyginti su sena schema, kaip viskas atrodo, ir vakar visai nemažai pavyko pasiuvinėti. Tai jeigu žiūrim į schemą, tai va, tiek yra išsiuvinėta. Turim 18,62%. Tada dar vakar man pavyko išsiuvinėti 702 kryželius, siuvinėjau 3 valandas. Vidurkis 35 dienos turėčiau per tiek išsiuvinėti. Iš viso dabar siuvinėtos yra 8 dienos ir sugaišta 21 valanda. Tai labai gerą mintį prisiminiau, ką pasakojau, kuomet pristatinėjau projekte mano palėpę, kad žmonės neįvertina, kiek laiko skirs šitam hobiui. Nusipirkus schemą už 10,90 €, aišku, dar priemonės, bet principė gali būti, kad jūs siuvinėsit mėnesį, 2, su kai kurių tempais gali būti 4-5 mėnesiai. Tai investuoti tiek į savo ramybę ir atsipalaidavimą, manau, tikrai verta. Na, vat, o šis sekmadienis, kaip ir įprastai, vieną dieną per savaitgalį iš ryto mes su Huru keliaujame į mišką pasivaikščioti. Tai šiandien labai geras oras. Po to grįžus pavalgysiu pietus ir keliausiu vėl į miestą, nes noriu draugę pasveikinti iš anksto su gimtadieniu, nes gimtadienio dieną jau yra pas ją nemažai planų. Tai iš miško, manau, gali būti vienas kitas vaizdelis, praskaidrinti nuotaiką, nes šitas antras dienoraščio įrašas labai toks įsiuvinėjimas sukritęs. Tai manau, tikrai dar padarysiu tam tikrų intarpų, kad paįvairint truputėlį turinį. Nu va, mūsų etatinė vieta. Va, kaip gražu. Haru? Hello, ką tik grįžom iš po miško, dar pakeliui pašte pasiėmiau siuntą magnetukų papildymą. Tai reikia tik susižiūrėti, ar nėra sudužusio. Ir viskas. Šį kartą noriu ir savo pasidaryti magnetuką, tai labai tikiuosi, kad pavyks. Taip, čia viskas yra gerai. Atgal grąžinam. Nu tai va, ką tik grįžau namo, pasveikinau draugę ir toks įdomus dalykas įvyko, aš dar negaliu patikėti. Man pirmą kartą parašė mano klientė, kuris sako, žiūrėk, aš norėčiau, kad atsirastų toks produktas su lietuviškais autentiškais raštais. Ir sako, noriu, kad lietuvaitė padarytų. Ir man parašė, tas kaip fainai. Tai žodžiu, susirašėm viską. Tai dabar laukiu žinių. Kadangi raštai yra mano stiprioji pusė, tai manau turėtų būti visai fainas projektas. Ir jeigu tas projektas pavyks, tai sutarėm, kad dar toliau parutuliosim lietuviškų motyvų produktų. Gerai, kol nepamiršau, įrašiau, po to dar planuoju įrašyti palyginimą, kaip atrodo saulėgrąža prieš naują programą ir po. Tiesiog, kadangi vieną jau esu pradėjusi siuvinėti, tai pasilyginsim. Ir viskas, pasidarau vakarienę, pavalgau ir, nežinau, eisiu pasiuvinėti turbūt. Labai džiaugiuosi. Pirmą kartą man taip ir iš tikrųjų tokios mažos pergalės, tokie kampai kažkaip motyvuoja ir įtraukia, kad ne man vienai rūpi. Laba, aš kaip visada vėl pamiršusi dienas, tai šiandien turim kovo 23 dieną, prisipažinsiu. Greičiausiai tai jau yra 2, o gal 3. Neturiu čia telefono pažiūrėti. Bet vakar nepavyko man pasiuvinėti, tai kol kas kovoju su savo energijos trūkumu.
Bet žodžiu, šiandien aš jums parodysiu, kaip atrodo palyginimas su anksčiau siuvinėta schema ir naujai siuvinėta dabar schema. Šiandien sužinojau savo mentorių, patvirtino, viskas tvarkoja, taip pat turėjau pirmą pokalbį su ekspertu. Tai davė augimo darbų, tai manau jau net nuo rytojaus galbūt jau pradėsiu darbuotis tam, kad išsiaiškinčiau, tai kiek čia mano palėpės yra hobio ir kiek iš to yra verslo. Tai manau, sudės tam tikrus taškelius ant į, kur galėsiu aiškiai matyti pliusus, minusus, galimybės plėsti šitą veiklą. Tai ką, kovo 24 diena, toliau kovoju su savo mieguistumu, dabar yra be 15:09, vakar irgi nuo 8:30 jau norėjau miego, bet negaliu eiti anksti miegoti, nes po to 3 prabundu ir nebegaliu užmigti. Tai šiaip netai pavyko man kažkiek pasiuvinėti, tai tuoj pasakysiu, kiek man čia, bet labai nedaug ten mano statistika, žodžiu, nesąmonės. Turiu 19,31%, vakar pasiuvinėjau 153 kryželius per valandą, nors prieš porą dienų siuvinėjau 3 valandas ir išsiuvinėjau 702 kryželius. Iš viso siuvinėta 9 dienos ir vidurkis dabar yra taip, kad turėčiau išsiuvinėti per 38 dienas. Tai visumoj bandysiu dar šiandien pasiuvinėti, parodysiu, kiek vakar pasiuvinėjau. Šiandien dalį dienos skyriau vakar buvusio seminaro su ekspertu namų darbam. O jėtus, tai žodžiu, pildau tokį Excelį ir ten ne viena užduotis dar bus, tai ir dar prie zuikijos schemos neprisėdau, būtinai reikia iki kitos savaitės padaryti. Ne iki kitos savaitės, bet kitos savaitės vidury prieš pat Velykas paleisti, nes po to bus šiek tiek jau per vėlu. Tai pas mane dabar tokios biški daugiau dokumentacijų visokių, bet suprantu, kad šie metai tokie kertiniai bus ir nenori kūrybą turėsiu dalinti kartu su įvairiais administraciniais dalykais, kurie padės susivesti kažkokį aiškumą, kaip kas prie ko yra, o ne šiaip taip kaip širdelė liep. Ne viską taip daryti, nes viskas turi būti ir skaičiais pamatuota. Tai nes ateityje visai norėčiau 100% darbuoti su mano palėpė ir iš to gyventi. O kad gyventi, reikia suprasti viską nuo A iki Z, kiekvieną skaičiuką, kiekvieną kablelį. Ne pati smagiausia vieta. Tai aš vakar pasiuvinėjau tą mažą gabaliuką. Čia matote supraserdžius, nes, žodžiu, gaunas taip, kad pas mane, net nebepamenu kaip, bet žodžiu, pas mane gaunas, kad 1, 2 ir 3, toks kaip apversta L raidė, tiesiog yra pasislenkę. Tai gaunasi, kad mano šitas turėtų būti per 2 kryželius į tą pusę ir į viršų, bet nežinau, kurioje vietoje čia kažkas nutrūko. Tai žodžiu, dabar, kadangi jau esu pavargus, tai tikrai nedailinsiu, bet šiaip visumoje turėčiau čia dar užsidėti, susilygint gražiai ir šitą dasilipdyti iki pat viršaus, kad susijungt. Bet, kadangi čia savo siuvinėjau, tai gerai bus. Dabar pabandysiu dar truputėlį pakelti. Tai čia yra lapai, tai viršui lapai yra žalesni. Ir pati ta saulėgrąža tokia geltonesnė. Ir pavyzdžiui, šitos vietos yra tokios švelnios paimtos, o čia buvo labai tokios akį rėžiančios ir nesuderintos. Tai manyčiau, šitas variantas žymiai yra geresnis negu šitas.
Ai, dar pamiršau pasakyti. Nu, šiandien toks pasibėdavojimo turgelis bus, tai būtent, nauji dalykai. Tai žodžiu, dešinė ranka, šičia krumpliai pradėjo labai šiandien sausėti ir matau, kad jau suskirdo vietom iki kraujo. Nežymiai matos, bet labai nefaina. Tai bandysiu išsitepti. O kai siuvinėsiu su siūlais, gali būti, kad jeigu neįsitepsiu, dar labiau pasausins, tai bus iš jūsų ragučiai. Tai vat, pasibėdavoju, einu siuvinėti ir rytoj parodysiu kažką. Na tai ką, mielosios, turim šiandien kovo 25 dieną. Labai atsiprašau, aš esu užmarštuolė ir kai tam tikri įvykiai vyksta, aš tiesiog pamirštu nufilmuoti. Tai kas naujo, tai šiandien buvau nuvykusi pas savo mentorę į pirmą susitikimą, parodžiau, kaip tas siuvinėjimas atrodo, daviau išbandyti. Labai daug apkalbėjom, ką būtų galima padaryti ir mintis yra tokia, kad pagaliau išeisiu iš virtualaus pasaulio į gyvą ir daugiau kontaktuosiu su žmonėmis gyvai. Tai vienas iš mūsų užmanimų yra pradėti daryti edukacijas. Tai pirmoji bus Gargžduose, balandžio 28 dieną 5:30. Ir siuvinėsim vieną iš mano palėpės skirtukų, arba mėlyną, arba rožinį. Iki to laiko gal ir violetinę paruošiu, nežinau, tai gal visai būtų fainiai. Nes šiaip schemą turiu nuo pat prieš 1,5 metų ar prieš 2, kada pradėjau su Neda kurti schemas, tai dar tebe turiu vieną, kurį reikia ištestuoti. Tai gal jį ir pradėsiu. Bus matyti, tai daugiau informacijos paskelbsiu gal vėliau. Bet mintis yra tokia, kad atsiras daugiau fizinių vietų, kur galėsit mane sutikti, pabendrauti ir panašiai. Tai kol kas didesnis dėmesys yra Klaipėdos regionui, bet gali būti, kad pradėsiu turistauti ir po visą Lietuvą. Nu, bus matyti. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, labai daug minčių, idėjų, kaip kas prie ko ir mano mentorė tokia kieta, tai labai fainiai. Tai vat, o ką man pavyko pasivinėti, aš belia kaip džiaugiuosi, tik tai sakau gaila, kad nenufilmavau nei kaip ėjau, nei kaip ieškojau bibliotekos, nu žodžiu nieko. Ai, reikia kažkaip įprasti. Taip, tai ką aš turiu, tai aš turiu, vakar dienos rezultatas yra 216 kryželių, siuvinėjau valandą 7, nes mano vidurkis dabar yra, kad turėčiau išsiuvinėti per 39 dienas, o iš viso siuvinėjau jau 10 dienų. Tai pagal idėją dar 29 dienos. O va gavus tai va šitaip, tai nežinau iš tikrųjų, ką daryti su šitą vietą, nes greičiausiai ją arba kažkaip reikės pratęsti, arba kažkaip tai sardyti, nes čia tokia biški kaip kumpanosis atrodo, nes man čia dalis dalykų nesuėjo, o tas lapas turėjo vat, kažkaip vat, tai būt. Bet šiaip gal aš jį taip, bet tai kodėl jis čia toks? Nes čia, kai susijungia su kotu, tai okei atrodo. Nu, kažką padarysiu. Dar čia kotas užsidės, gal čia visai viskas ok. Gal čia tiesiog reikės dar kelių kryželių, taip ir bus gerai. Žodžiu, mano klaida pagaliau dingo, tai va šitas lapelis yra užbaigtas ir dabar čia jau prasideda va kitas lapelis. Va šitas. Tai dabar šitą siuvinėsiu. Ir po to kažkaip tais lapą pradėsiu. Bet pirmiau dar tą vieną lapelį išsiuvinėsiu. Šiandienos rezultatas toks. Kovo 26 diena, vakar pavyko kažkiek pasiuvinėti. O, jūtus! Pavyko kažkiek pasiuvinėti, pagrinde šviesius atspalvis, tai parodysiu. Nepasakyčiau, kad labai daug pasiuvinėjau, galėsiu pasižiūrėti iš tikrųjų ir telefone, ką man ten rodo. Tai jau. Toj pasižiūrėsim, ką čia man rodo. Aišku, telefonas baigė išsikrauti, čia turiu 21,19%. Oi, visai normaliai. 196 kryželius padariau per valandą ir 4. Tai lyginant panašų laiką, kada aš turėjau, pavyzdžiui, valandą ir 6 išsiuvinėjus, turėjau 153, tai čia buvo kovo 23. Sakyčiau, visai dar normaliai, bet mano vidurkis jau šoko į 41 dieną. O tikėtina artimiausiam dienom irgi mažai pasiuvinėsiu, nes labai daug vedu statistikos, kaip išsiskaičiuoti savikainas, viską susidėlioti.
taip pat iš po vakar susitikimo su mentore jau turim pirmus užmanymus, ką fiziškai galima padaryti ir išeiti į viešumą. Tai turiu ir vargelio, ir džiaugsmelio, visko vienu metu, ir dar turiu spėti iki Velykų paleisti zuikio schemą, kuri iš esmės tik tai pusė padaryta ir galutinai siūlai nesuderinti. Tai smagu. Ir dar turėsiu sekmadienį susukti YouTube video ir išgaminti jį ir įkelt. Tai čia irgi labai ilgai užtruks. Bet šeštadienį varom su Haru ir su mano vyru į žygį. Žygiuosim 7 km Palangoj. Ir šitas video užsibaigs labai smagiom akimirkom iš pačio žygio. Dar nežinau, kaip bus, bet pamatysim. Va, kaip atrodo, tai aš čia šitą visą siuvinėjau, šviesius. Ir galvoju, tą lapelį užkilsiu, jisai čia toks turėtų būti vupti. Ir tada jau tvarkysiu šitą vietą. Čia dar tvarkysiu ir tada žalią lapą darysiu. Ir kai viskas čia užsikels, tai tada prasukinėsiu. O apvadus darysiu pačius paskutinius. Mes turim kovo 27 dieną. Tai paskaičiavau per antrąjį mėnesio etapą, antrą dalį. Jau yra 3 dienos, kuomet aš nesiuvinėjau. Ir vakar, žodžiu, nesiuvinėjau. Tai nežinau, ar šiandien siuvinėsiu, nes jau prie montavimo prisėdžiu. Nes rytoj mūsų laukia žygis, o sekmadienį turiu ir pabaigti montuoti, ir užkelt. O užkelimas kartais net pusę dienos gali trukti. Tai, žodžiu, biški švarvėjusiom akim, bet labai tikiuosi, kad viskas gausis tvarkoje. Labas rytas, turim šeštadienį 28 dieną. Kaip ir minėjau, šiandien žygiuosim, tai ruošiu pusryčius, kol mano porelė vyras ir Haru vaikšto po gatveles. Vakar nieko nepasivinėjau, kad taip ir galvojau, bet beveik susimontavau šitą įrašą. Tai man beliks tik tai šiandieną sukelti ir
jo, sukelti šiandienos ir tada dar priekį nufilmuoti. Tai manau, gal šiandien arba rytoj ir nufilmuosiu, bus matyti. Tai dar bežiūrint visą tą video prisiminiau, kad minėjau jums, kad pradedu truputėlį kitaip maistą ruošti. Tai vienas pokytis buvo, kad apskritai pasimti programėlę, kurioje yra visi receptai, 3 patiekalai ir 2 užkandžiai. Tai vienas buvo iššūkis, tai šiaip visai fainiai. Apsipirkti irgi visai fainiai ir atrodo šaldytuve beveik nieko nėra, bet maisto vis tiek yra iš ko gaminti ir tas maistas kažkaip nesibaigia. Ir dabar antras iššūkis, vyras grįžo, tai tą sistemą pritaikyti jo racionui. Principė tiek ir pritaikyti, tiesiog mano kalorijos yra mažesnės, tai kažkaip reikia sugalvoti, kad jo porciją padaryti kaloringesnę. Tai, bet visumoje viskas labai fainiai, viskas super, patenkinta. Gerai, eina daryti pusryčius. Smagiai, kad kiekvienas patiekalas užtrunka maždaug 15-30 minučių, tai per pietų pertrauką galima spėti dar ir pailsėti. Na, o neužilgo pasidalinsiu ir įspūdžiais iš pačio žygio. Tai tiek įvykių įvyko per pastarąsias 2 savaitės. Tikriausiai ateityje nebefokusuosius į dienų skaičiavimą, bet tiesiog darysiu bendrą video, nes kartais būna, kad vienoje dienoje yra daug įvykių ir norisi daug parodyti, o kitoje tiesiog fragmentiniai skaičiavimai siuvinėjime. Taip pat labai norėčiau visas pakviesti tiek palaikinti, tiek pasidalinti savo įspūdžiais komentaruose ir pasidalinti šio video su tomis, kurios taip pat siuvinėja, nes mūsų tokių kūrėjų YouTube'ai nėra labai daug, ypač lietuvaičių. Ir labai tikiu, kad šitas video gali būti labai puikus fonas pasiklausimui ir įkvėpimui tuomet, kuomet siuvinėjate.